Labas vakaras iš Astanos traukinių stoties, kur, kaip matosi, ant infrastruktūros tikrai pinigėlių nepataupė. Tai jo, kaip ir sakiau prieš tai buvusime video, kad užsibūti Astanoje tikrai nesiruošiu, 1-2 dienos pilnai užtenka. Ir dabar sėsiu traukinį, kuris važiuos į didžiausią jau Kazachstano miestą, kai būtų keista, nors ir ne sostinė, Almatą. Iš viso traukinys įveiks apie 1200-300 km per 20 beveik 1 valandą. Abizin. Šito traukinių stoty yra netgi rūbus, kuris įplaut. Viešbutį 6 aukšte. Nu jo, tikrai moderniai padaryta, nes tikrai moderniai padaryta, kaip ir visa Astana. Tiesiog atsiduoda pinigais. O iš to Bešbarmako aš jau tikrai net nenoriu girdėti pavadinimą iš to jau viskas. Taip, tai iki mano traukinių dar liko apie 1,5 valandos, aš biškį anksčiau atvažiavau, kad pasižiūrėt. Ką tik pranešė, kad prasideda laipinimas į traukinį jau mano. Tai aš galvoju, iškart reikia užsidėti tapkes, nes čia vis tiek reikės nusimti traukinį. Tai aš galvoju, iš anksto geriau pasidarau viską. Siemu ir bus ramiau tada, pamigau. Nu ką, viskas, einame į traukinį, mano 5 takas. Čia bilietas jau čia parodyt. А 4-й вагон? 4-й вагон. Так. Добрый день. Да, Давид. Спасибо вам большое. Чича. Čia mėsmalė. Polius sėdam traukinį, jau belia kaip karšta, dar nevažiuoja. Tai mano viršutinė šita vieta yra. Tai bet nėra visiškai interneto. Не tik aš visi kalvojus lovas. Извините. Ой, прошу прощения. Иди сюда. Ой. Ой, прошу прощения. Pradžiai tūliką reikia užėjti, persirengti, nes žiauriai karšta. Visas išraudonau kaip burokas. Šiaip visai neblogai, sakyčiau, nemažai erdvės. Aš bandžiau į kitą vagoną
tai mane apšūkė, kad nežinau ką. Maždaug vaizdai visą kelią bus, aš manau. Vien stepės ir... O čia biškėjo apkalbės tokias. Dykumos stepės. Net gyvūnų nemačiau kol kas. Na, žodžiu, antrą kartą norėjau mėgoti. Atsikėliau dabar beveik 9. Norėčiau pavalgyti, bet nenoriu prašyti to kito žmogaus, kuris manim minėjo, kad supakuotų savo tą lovą. Na, biškį išlipam pailsėt, žodžiu. Yra iš vis 4 stotelės tarp šitų visų miestų. Saržgan vadinas miestas ir... Šias. Yra kiek pardavėjų čia eina savo. Pagaliau bent pasikeitė vaizdai biški. Добрый день. Самса, да, у вас есть? Это, да? Я одну штуку возьму. Одно с мясом, другое с курицей. Так, давайте одну с курицей только, да. Да. Пожалуйста. Сколько? 400. 400. А, судака какого? Судака Судака. О, без Aš iš to 4 mane į 5 perkelė, nu toks jau vyras vienas paprašė, kad mane perkeltų, nes ten su savo žmona norėjo būt dviese. Tai žodžiu pasiėmiau kažkokį čia vietinį tradicinį samsa vadinasi. Su vištiena. Добрый день. Jamoks neskanus.
Ta višta jau čia tose dykumose pagavo. Merdinčią. O, eina žuvis pardavinėja moteris. Не, спасибо. Šiaip man nereikėjo pardaryti. Tai aš lipo į traukinį, nes čia gali apsipirkti normaliai. Labai zin. Man reikia nustoti valgyti maistą iš kaip papuola. Šiaip tikėjausi, kad būčiau žymiai karščiau, aišku, kad 9 ryto. Bet tos dykumos jaučiu taip karštas turėtų būti, be pavėsio, be nieko. Kažką čia reikia, čia gal jau man reikia lipti į vidų. Медицинский сырвалар кыздар. Комплект набора. Žodžiu, pietų metas. Viešbutis. O, bet tarpaupas. Ir žodžiu, dar kažkokį gėrimą vakar nusipirkau. Salamą. Kažkoks musulmoniška Coca-Cola kažkokia. Viens prie vieno skonis Coca-Colos. Viens prie vieno absoliučiai. Счастливо? Ой. Отвечаем. О, счастливо, брат. Tam da vaikas? Žodžiu, draugelis mano buvo, prisipažinau traukinį, tai atsisveikinam. Laikas nežinantis prieš tą lietų. Bet žodžiu, šiandien lyja, bet po to visą savaitę rodo saulę. Tai šiandien reikia prakimarint. Ir viskas. Na žodžiu, pirmas išrendimas į miestą. Iškart matau, kad skirias kalnai matos ir žmonių biškai daugiau per kvadratinį metrą. Ir jau matos, kad miestas net prieš 20 metų pastatytas. Tai man dabar reikia surasti metro ir iškart šauti į hostelę. Šiandien daugiau nieko nenoriu daryti, tik grįžti namo, nusipraust, po to žiūrėsim. Tai dabar šoku į metro, kelios stotelės ir važiuosiu. Gerai, žodžiu. Čia mano kambarys. Ir šit labai fainas hostelis. Labai daug jaunimo. Realiai gal kokie 20 tokių nevykėlių kaip aš. Čia du šaltulikai. Kažkas paliko savo išnaras. Leidasi pirmą aukštą.
bendra erdvė. Daug informacijos tokios miesto apie aplinką esančius dalykus. Ir dabar virtuvė. Tai va toksai vat dalykas. Dar į lauką parodysiu. Kaip ir visur įprasta reik batus nusiimt prieš einant, mano čia. Oi. Na, tokia bendra irgi lauko erdvė, čia stalas, kur vakar biškį čia pasisocializavau su europiečiais. Kriaušę galiu prasidaužti. Taip atrodo iš lauko. Hostelis. Tai šiaip visai fainai, visai patinka man čia. Tik tais, kad mėgau gal 4 valandas vakar video, gal 6 valandas kėlėsi internetas belekai lėtas. Tai žodžiu, nežinau, ką reikės daryti. Bet kol kas taip, tai dabar einu rankos manatkės ir reikės pradėti dieną. Daugiau pasakosiu vėliau, kai išeisiu iš čia. Gerai, tai pirmi dienos darbai tai yra nueiti iki bankomato, išsiimu biškį grinų, nes vakar hostelė galima buvo kortelę mokėti, bet ten kažkokį komisinį dar taiko, tai grinus išleidau nemažai, tai reikia išsiimti vėl. Ir bandysiu biškį papasakot, ką aš vakar ten bandžiau murmėti, bet žodžiu, liežuvis jau buvo atsijungęs nuo smegenų, tai esmė, kad Almata tikrai yra labai, žymiai labiau autentiškas, gyvybingas miestas ir pirmomis sekundėm, kai įžengi pro miesto vartus, jau matosi, kad čia tikrai verda gyvenimas. Ir apskritai čia labai daug studentų, daug keliautojų, šiaip tikrai aktyvus labai miestas. Jau rajonai tokie, grynai kazachstanietiški, jau tokie, taip kaip ir čia buvo nuo senų laikų. Okei. Taip. Алақаныңызды сәл төмен түсіріңіз. Опустите ладонь ниже. Kortelė. Опустите ладонь ниже. Снять деньги. Снять деньги. Окей. Что штуку всем. О. Заберите карту. Žiūrėjau, pavyko. Čia man atrodo, kad planas viso gero. Žodžiu, pagal idėją aš turėjau su autobusu atvažiuoti iki tolimiausio punkto, nuo kurio galima žygiuoti iki to ežero. Bet čia yra kažkoksai postas policijos ir savo, kad toliau kelio nebėra, nepraleidžia čia nieko. Ir iš čia galime peškom eiti 5 valandas iki ežero kažkur. Палай, посекнался. Добрый день, извините. То есть нету дороги, но пешком можно идти, да? Для пешеходов типа алтын перевод не видно. Это nieko neatsakė, čiūvas. Добрый день. Здрасте.
Ася? У меня вопрос. Ну, проехать нельзя, но пешком можно идти, да, до озера? Тоже нельзя? Все закрыто, да? Возможно, схода сели, да, из-за этого, из опасности. Понятно. Спасибо. Eik tu savo, kaip blogai. Visą dieną veltui realiai. Aš jau tai buvau nusteikęs gerai. Visus atgal suka. Galėtumėm pranešti iš anksto kažkur, kad būtų. Aš dabar čia važiavau. Čia prieš kažkokias 5 dienas čia mirė žmogus. Tose kalnuose ar kažkur. Bet aišku, ne dėl to čia uždaryti tie keliai. Ten vieną dieną dėl to buvo uždarę. Bet dabar jie uždaryti dėl to, nes tipo ten... Aš nepaaiškinu normaliai, ten kažkas nuošliaužos kažkokios, bet tai vasara, nu nežinau. Tai žodžiu, dabar aš neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Ten žygiuot, aš buvau taip nusteikęs, galvoju, per kalnus, prie kalnų ežero. Didysis Lamatos ežeras. Ir kas dabar? Dabar papasakosiu tą, ką norėjau vakare papasakot. Tai esmė tame, kad aišku, čia ne vienintelis mano tas didysis Lamatos ežeras ir ne vienintelis mano planas. Čia buvo labiau toksai šiandien dieną aktyviai smagiai praleisti, pamatyti gražių vaizdų. Prieš tokia, sakyčiau, nu duok dieve, kad tikrai nuotykį, kuris laukia manęs nuo rytaus. Jeigu aišku, vėl nebus tokių bajerių, dėl to, nes aš dar to pulicininko paklausiau, tipo, o tai viskas uždaryta, nes ten yra pora krioklių, ten yra kalnai ir panašiai. Sako, viskas uždaryta, tipo, dar neaišku, kiek laiko bus, gal 3, gal 4 dienas, gal savaitę. Niekios informacijos nėra, čia žmonės virvėm važiuoja, mašinos virvėm važiuoja, turai užsakyti, taksai milžiniškas sumos. Ir tiesiog visus atgal siunčia, nei vieno žmogus nepraleidžia, tik darbuotojus. O turistų autobusas, viso gero jam bus. It's closed, guys, it's closed. It's closed, you can go back. Žodžiu. Karoči, ne. Dviratininkai. Yeah, it's closed. They will not let you go. Закрыто там. Закрыто там, не пропускают никого. Да, не пропускают никого. Всех обратно. Žodžiu. Там не пропускают никого, закрыто. Да. Visi, va, prašau, liūdina. Visi liūdina. Visų nuotaiką sekmadienio sugadinau aš. Bet gerai, nusiraminam. Grįžtam prie to, ką aš norėjau papasakot. Žodžiu, aš prieš kokias 7-10 dienų maždaug, dar būdamas Lietuvoje, tokios mini namų darbus pasidariau. Kadangi čia yra tokie 4 realiai pagrindiniai dalykai, ką tu gali aplankyti Almatoj. Tai yra šitas ežeras, vienas. Tada yra pora dar ežerų kalnuose. Ten jau į jos reikia važiuoti su automobiliu arba ten su, nu kas kaip gali, motociklas gali auksirimtos nuvažiuoti. Tada yra vienas kanjonas ir yra viena dykuma, vadinasi Dainuojančios kopos ir kalnas vienas. Ir žodžiu, esmė tame, kad ten viskas yra labai gražu, bla bla bla, bet tu ten niekaip nenuvažiuosi. Yra tik 3 variantai, ką tu gali daryti. Arba yra pirmas dalykas, tu gali išsinuomoti mašiną ant savęs. Antras variantas yra varyti su grupe, bet ten kainos yra kosminės absoliučiai. Nu, nebent vienos dienos ten turas, kur aplanko ten keletą objektų. Ir trečias, susirasti žmonių ir išsinuomoti vairuotoją, kad jis suvežiotų. Už, sakykime, adekvačią kainą, ten pakankamai, nu, apie 100 eurų, 120 gal už vairuotoją, už 3-4 dienas. Tai ką aš padariau prieš tas būtent 10 dienų, aš į kažkokį ten seną formą parašiau apie save, parašiau apie savo planą, ką aš noriu daryti, parašiau dar į porą grupių, hostelių grupių. Ir vakar man atrašė viena pora iš Slovakijos, nors su čekišku numeriu, parašė, kad jie būtent tom datom ir planuoja važiuoti būtent tos visus objektus, kuriuos aš esu nurodęs. Ir dar tuo pačiu metu kitas vokietis toksai man atrašė į žinutę hostelio čate, kad tipo jis irgi nori varyti tom datom. Tai vakar, žodžiu, aš jau išlipęs iš traukinio, greitai viską ten susirašiau su visais, kainą susižiūrėjom.
planą susižiūrėjom ir sutarėm, kad tipo, rytoj 10 ryto mus paima iš mano hostelio. Tada mes važiuojam į kitą miestą, paimam tą hebrą, kurie iš Kirgistano atvažiuoja tie Slovakai į Kazachstaną. Juos tą mes paimam ir tada važiuojame tos visus savo objektus. Tai žodžiu, didelės viltis, nakvosim visokiuose neaišku kur, turėtume daug pamatyti, bet vėlgi, jeigu nebus uždaryta, žiūrim kas toliau. Vienas uždarytas kelias, gal kitas bus atidarytas. Papuoliu ant koncerto, kaip suprantu. Pasisekė iš tikrųjų. Nebūčiau iš to koncerto matęs, jeigu būtų į kalnus pavykę nueiti. Tai sakau, vienas dalykas nepavyksta, kitas pavyksta. Tai buvau šiek tiek nusiminęs, bet dabar iškart nuotaika pakilo. Nėra čia ko nusiminti, viskas gerai. 27 laipsniai karšta, visas suprakaitavęs. Gal čia nebent reiktų nusiminti, tai aš čia. Bet dabar einu į turgų. Gal dabar jau maikę kokią pavyks reikės. Gal kokią maikę reikės nusipirkti, nes tik 3 iš vis pasiėmiau visą kelionę. Это саука чекава продавиняет. Что? Как вы? Золото. Золото. А какая цена? Как? Купить или продать золото? Купим. Купить. Что есть? Нету. Часы есть, но потом принесу. Окей, čia matau, kada smagu. Auksą pirkt, parduok. Kupi, pradai. Zeldin. Taip, kas dar čia yra tokio įdomaus? Iškart šauti turgų ar apsinuodyti maistu, pavyzdžiui, čia. Bet čia kiek lombardų ant kiekvieno kampo. Siribro zolota, dar viena moteriškė. Bet aš žiūriu, viskas aišku. Aukso kaip... Jau 5 žmogelis продавиня. Добрый день. А тут все золото продавают, да? Тут все золото продавают. А почему именно тут? Такое место, да? Тут ломбарды, все. Понятно. Спасибо, хорошего дня вам. Ну, все про то. Добрый день. Из вашего огорода? Да, Сталгара. Сталгар. Ага. Это Блогер, какие цены? Ну, да, для себя. Для себя. Я думала, блогер. Мне блогер приходит, деньги дают.
Сколько стоит вот это? 200. 200. Давайте одну я возьму, хорошо? Самую лучшую мне. Самый лучший. Самый лучший. Я потом бутерброд сделаю для себя. На немножко солями там. Вот это петрушка. Петрушка. Ну, петрушка, я люблю петрушку. У меня тоже Базилик, огороде. Мята чай попьешь? С мятой, да? Нет, нету времени Петрушку, только. Петрушку, да. Самый книгу, да, хороший. Давайте сделаем Мяту, да? мяту тоже и 500. Да. Хорошо? Хорошо. А я могу чай поставить вот такие зеленые? Да. Да? Так чай нальете, потом листья помойте туда. Ага, листья такие, помою, да, чай. вот. Все вот так. Вот Понятно. понемногу. Свою тарелку, свою чашку. Да. Всё. Ну, отлично тогда. Спасибо. Я здесь торгую Сталгара, домашний. Сталгар. Но я вижу, что... Знаю. Вижу, что тут... Вижу, что очень хорошие у вас продукты. Хорошего вам дня. Хорошей торговли. Зимой за курями приходи. Да, конечно. Спасибо вам. Как вас зовут? Гульдара. Гульдара. Давид. Приятно познакомиться. Очень Гульдара. приятно. Добрый день. Добрый день. Давид. Почем майки у вас тут? 4000. 4000. А подешевле никак? Нет? Подешевле? Я из Грузии приехал тут такую дорогу. Может по 2? Может по 2? 3500. 3500. Ну я круг пройдусь, приду потом. Спасибо. Какие? Казах. Ну я потом для друга из Батуми там потом куплю. Да, спасибо. Nu ką, prisipirkau visokių žolelių, galės pavaišinti hostelio gyventojus. O dabar laikas pavalgyti valgykloje vėl. Kompot. Čia kainų nėra, nu bet gal ir nesiklausim, kaina nebus brangu, čia manau. Mergaitė traukiasi. Šaunuolė. Aš gal šitą pasimsiu šį kartą. Tai kompotas. Gal šį kartą žmoniškai pavalgyti, kaip manote žmonės. Mama apsidžiaugs mano bežiūrėdama. Burokėliai. Здравствуйте. Хочешь сюрприз съешь? Al. Bir porsiya vereyim mi? Hadi 5 штук жейсің ба? Kas čia skanaus, palauk, koldūnų gal. Каша ел, листва и это, да? А я могу там? Sizde mi? А, могу, да? Она мне схема. Так. Это гуляш, да? Гуляш? Можно гуляш с пюре? Да. Так, гуляш с пюре, kas čia? Хачапурис mažas. А суп у вас есть? Суп? Суп есть, да. Ага. Чай любимый есть и борщ. Пельмени есть. Мгм. Канджу коешь? Борщ какой, сказал вы? Борщ, какое мясо? Не, борщ и еще один суп. Щавелевый. Щавелев. Это какое? Это, вот смотрите, с курицей. А, отлично. Тогда немножко можно поставить, да. Tai žodžiu, guliašiukas, bulvių košė, kompotas, burokėliai, duona ir sriuba bendrai 7,50. Sakyčiau, kaina gera, vieta patinka man, valgom. Viską, žodžiu, grįžau, įsimaudžiau. Ar buvau per daug sukęs. Pasimbiški, žodžiu, zonas iš turgaus. Galvoju, su batonu bus gerai ir su plėšomų sūriu. Ir kelionė. Simkės, 6 suraitysiu ir 5 vandens vabaliai. Tai
ką einu aš montuot video, tada dar vakare arbatos iššaut ir tada rytoj 10 startuojam.